Sveiki, naujos kliurkos ir mano ištikimi sekėjai. Jeigu jau išklydai į mano kanalą, leis man papasakoti, kokias nuotykių marmalynės čia matysi ir iš kokio fokuso aš išrinktas. Nuo pat mažų dienų ieškojau nuotykių savo vietiniam rajone ir klausinėjau keisčiausių klausimų. Niekas nepasikeitė. Žiūri aplink, stebiesi viskuo ir tu pasaulį regi atvirkščiai. Ilga istorija trumpai. Prieš 2 mėnesius kartu su Dominyka susikruojam savo gyvenimus į 40 litrų ir išlėkėm į pietryčių Aziją. Jau apkeliavom Šiaurės Tailando ir Vietnamo kampelius, o Kambodžai atidarius duris į vidų nusprendžiau pasikviesti ir jus. Kaip surimavau. Tai pasigarsink savo šilelį ir naujausią iPhone'ą. Jeigu nori man padėti, nebūk suvalkietis ir paspaus tą like mygtuką. O dabar lekiam į Kambodžą. Beje, komentuokit, čirškinkit mane komentaruose, prižadu atsakyti į kiekvieną konstruktyvų komentarą. Tu, kas ten? Nuotykiai. Pusryčių dar nevalgėm. Varom tiesiai į motorolerių nuomą. Pasimsim turbūt Honda Clip. Nežinau iš tikrųjų dar, bet pasimsim motorolerį 3 dienom. Ir varysim į vietinius miestelius. Ten, kur atsiveria Kambodžos užuolaidos ir galim pamatyti tikrąją Kambodžą. Tai Nien yra vairuotojas, kuris mūsų hotelį būna. Tai, kaip sakiau, nebenaudosim, stengsimės nesinaudoti Grab programėlę ir ieškoti vairuotojų, kad jie gautų visą atlygį. Tai pasiūlau tiesiog tą pačią kainą, ką rodo programėlė ir man nesunkiai sutinka. Nepriklausomybės memorialas. Jau kepinu nuo pat ryto. Bent šešėlį esam. Akun. You sing too well? Yeah. Hi. Somebody soon? Yeah, I want to rent a motorbike. What motorbike you want? Na kągi, susipažinkit su nauju šeimos nariu. Vis dėlto neklik, pasėmiau Airblade, nes visai naujut naudutėlės už tą pačią kainą su automatinė užkūrimo. Sumokėjau $10 per dieną, o dabar atvykau į mūsų pamėgtą turgų. Pasimsiu truputį vaisių ir šešių namo, nes neturiu nei vandens nieko, tai bananų pasėmiau už 2,5 tūkstančio ir arbūzelą dabar pjausto. Giliau į turgų jau nebeisim šiandien, atsivaikščiam vakar maisto liekanose. Pilnos rankos vaisekų. Arbūzas 5000 ir obuoliai su apelsinais 8000. Paėmiau Dominikai specialų šalmą. Galite atspėti, kokia mėgstamiausia spalva. Galiu tiesiog nešioti visą dieną jį. Jo, žinoma. Labai karštą galvą.
Dar ilsisi žvėriukas. Nori duot vardą? Vardą? Ne. Dar nepriaugom? Ne. Be vardas. Be vardas. Gerai. Einam valgyti savo pusryčių. Skanaus, kas valgote. Baigiam pakuotis daiktus, Aleksas daro paskutinius pakavimasis. Rodysiu jums viešbutį, kur miegojom. Lova, paprastas kambarys. Čia yra thrift shopas, batai, rūbai, stalo žaidimai, daikčiukai visokie. Tada turim baseiną. Turim restoraną. Vandenukas. Restoranas, labai gražu, labai toks džiunglis. Biblioteka, kaip ir. Galima knygų pasimti savo. Menų paroda. Ir šiaip toks labai ramus, mielas restoranėlis. Tai jau 2 valandą, bet tik dabar išsiruošėm išvažiuoti su motociklu. Renkamės daiktus paskutinis ir lekiam į kelionę vėl. Turėsim 3 valandas iki kaimelio tokio. Turėtum apie 5-6 ten būt. Tai tikiuosi, iki kol saulė nusileis. Pirma stotelė užklupom į šventyklą. Labai gerai atrodė nuo gatvės pusės. Tai Dominika palauks čia. A ne? Aha, nes nepriima su šortais. Jo. Tokiais. Einam apsidairyt greitai ir toliau važiuosim. Hey! Etienne. Oh, nice. You all with football t-shirts. Mine. You like football? Football, yes, yeah. Oh, wow. Here you go. You play goods? You play goods? Nice. Ah. Đóng giải liêu luôn này. Bye. Bye bye, sir. Žiauriai detali šventykla. Vidury greitkelio. Mačiau daug vienuolių, tiesiog nelabai mandagu filmuot. Niekas nenori jausis kaip turistinis objektas. Bet šventykla tai be galo išvaizdi. O ten matosi upė, nes palei upę plaukiam. Tai čia pagrindinė šventykla. O tada yra daug tiesiog
tokių simbolinių bokštelių. Kaip keista matyti vandens telkinį tokio oro. Taip norėčiau užsimaudyti dabar. Čem rypsur? Namo? What's your name? My name is Sophie. 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 Yeah. And you? I'm Alex. Nice to meet you. Hello, nice to see you. Where you come from? Lithuania. I've never heard. Yeah, it's in Eastern Europe. Europe? Is it your favorite spot Yes. to come here and watch the river? Sweet. We should don't say temple, say pagoda. Pagoda. Yeah, It's not a St. Paul. oh, so pagoda is different. Different. Temple is the before the king stay here. Pagoda, the monk stay. Pagoda. Yeah. Nice to meet you, Sophie. Yes. Bye. See you Bye. next time. Paveš mane iki Motorolerio. Netoli, bet vis tiek karšta labai. Sustojom pasipildyti bakus. $50 centų. Wow. Šventykla po šventyklos. Tiksliau, net ne šventyklos, o dauguma yra tiesiog pagodos. Sutikau vieną žmogų praeitoj šventykloj, pagodoj, kuris minėjo, kad šventyklos yra tik tos, kur buvo karaliai, jeigu gerai suprantu, o pagodos tai ten, kur eina vienuoliai. O aš turiu papasakot, kad esu antiek visa prakaituota ir šlapia, kad galėčiau tiesiog būt balutė ant žemės. Labai karšta. Net važiuojant Motoroleriu labai karšta. Aleksas bando susipažinti su jaunimu. Pagaliau sustojau, biškiai atvėso oras, tai smagiau važiuoti, bet kojos tai labai pavargo. Pasiėmėsim gėrimų kažkokių smūrių, tikriausiai glotnačių. Būsim prie pat mokyklos, tai tik sustojom visi vaikai prie tvoros, subėgo, pradėjom mojuoti. Fainuoliai. Dar liko važiuoti kem 5 minutės.
sveikatą. Turbūt pats geriausias avokado. Net nepavadinčiau glotnučių, čia labiau ledai tokie. Džonis nebeatlaikė kelionės, mes jau pavalgyti sustojom ir lėksim tiesiai į savo bungalau. Tai mes jau atvykom prieš valandą kokią, nuėjom į dušą, atsipūtėm truputį, o su jumis atsisveikinsim čia. Ačiū. Iki rytoj ankstyvaus arba neankstyvaus ryto. Jau Aleksas pradėjęs rytą šiek tiek anksčiau, bet aš tik dabar atsikėliau 10 ryto. Einu vandens, labai karšta. Čia mūsų tokie nameliai. Mūsų tenai paskutinis kareivytai. Labai fainai išsimiegojom, patogiai. Buvo vėjelis kambarį toks. Tai viskas normaliai, bet dabar diena labai karšta. Deja nėra šito bungalau šiąnakt nakčiai išpirkta tipo, tai varysim į kitą viešbutį. Tai va, einu vandens. Tai mes nesam apsistoję Krangkampongcham miestelį, kurį minėjom, bet esam Čiro kaime, kuris yra visai šalia. O kur mes miegam, tai yra organizacija, kuri pastatė šitus bungalau, kad gautų finansavimą iš turistų vietiniai mokyklai, į kurią po pietų ateina vaikai ir mokosi dalykus tokius kaip anglų kalba, matematika ar khmerų kalba. Mokytojai būna savanoriai arba tiesiog vietiniai mokytojai, o į Krangkampongcham miestelį varysim jau neužilgo.
O tas vandens bokštas, kurį matėt iš drono akių, buvo pastatytas šitos organizacijos savanorių ir vietinių žmonių rankų. Ir dėka jo visa vietinė kaimo bendruomenė turi vandenį savo namuose. Įskaitant ir mūsų bungalau, kur galime nueiti į dušą, nusiplauti rankas ir nuleisti kakučius. Dar deserto atnešė. Kas čia? Čia tie permatomi, kur tą kartą valgėm. Nusilupčius reikia. Kalbam apie mokyklos infrastruktūros problemas, tai Dominika, kur sėdėdavai per pertraukas? Tai pirmiausia, tai jausdavosi, kad nėra kur sėdėti, bet sėdėdavo visą laiką ant palangių. Kas būdavo, kai sėdėdavai ant palangių? Ta mokytojas ateidavo, sakydavo, kad negalima sėdėti. Ir ką tada darai? Atsistodavo ir palaukdavo, kol mokytoja nueis ir tada vėl atsisėsdavo. I'm a bad girl. Jo, aš visą laiką ant gretų irgi sėdėdavau, jo. Longen vaisius. Vieną kartą esu ragavęs, bet nežinau pavadinimo. Toks kaip šliužas tekstūra. Bet labai saldus, tik kad kauliukas realiai 8% vaisiaus sudaro. Tai, žodžiu, ilga istorija, bet šioje kelionėje aš pradėjau valgyti vaisius visokius, nes seniau nevalgydavau. Ir pirmą kartą aš bandysiu, kaip sakai, vadinasi, longen? Longen. Longen. Bandom. Labai primena, kaip vadinasi tos saldainės licorice. Paklausiau Dominikos klausimų ir sakau, kaip vyšnę reikia valgyti, žinai. Sako, ne. Nežinau, nevalgius vyšnios niekada. Nevalgius vyšnios. Reikia užfiksuoti ant kameros šitą faktą. Vertinimas toks, kad skani, bet primena tam saldainę labai. Tai čia pozityvus dalykas? Ne, jinai man nelabai patinka, tai nežinau. Nėra pats mėgstamiausias vaisius. O dabar bandysim šitą, kas nežinau. Čia tikriausiai gava. Gava labai kaip obuolys, tik nesaldus, toks beskonis. Savai nieko. Tarp obuolio ir agurko? Ne, agurkas skanus. Bet jis beskonis? Su skonis, agurko skonio. Vandens skonio. Tai arbūzas tada irgi vandens skonio? Ne, arbūzas cukraus skonio. Ne. Į dušą einu kas pusvalandį kokį, ant tiek karštą reikia atsigaivinti pastoviai. Norėjau dar parodyti iš vidaus mūsų namėlį. Viskas iš bambuko padaryta. Žiauriai fainas apšvietimas, jeigu taip galima iš jūsų vadinti. Tiesiog šviesu vidai. Ir gali matyti realiai vištas bevaikštant ryte čia. Buvo ir gaidys vienas, pradėjo kakariekuot 9 ryto kokią prikėlį. Dominika rado draugę. Ką žaidžiat? Edo žaidimą. Čia vienas iš tų, kur būna reklama. Tai susikraunam daiktus ir varom į Karampongcham. Gal turit patarimą kokį, kaip paimti iPadą iš vaiko? Tai Dominika užėjo čia į vidų ir apsisuko atgal. Net nežinau kodėl, bet dabar supranta kodėl. Čia lipimo, belekiek. Spėkit, ar eisi? Aišku, kad eisi. Šiaip nematyt, bet... O gal ir matyt.
Lipimas žiauriai status. O aukštis irgi biškį kutena vidurius. Wow. Jeigu neklystu, čia buvo pastatyta prancūzų. Šiaip nesu didžiausias mėgėjas aukščio. Tai ne pati lengviausia dienos veikla. Aš nepavadinčiau čia laiptais. Čia labiau kopėčios negu laiptai. Wow. Very high. Labas, baikerė. Labas. Atvarėm į kavinę, nes buvo belenkai karšta bungalou tam mūsų naujam. Ir tik išėjom pro duris ir supratom, kad gal reikėjo palikti atidarytas duris. Visą laiką, kol buvom bungalou, nes laukia buvo šalčiau nei kambary. Bet dabar jau esam čia. Čia yra AC, tai būsim laimingi. O šiaip editinsim video ir gersim matčą. Tikrai taip. Štai mūsų skanioji mačą, mano tiesiog šalta Alekso fraka. Aleksas editina video mūsų. O aš eisiu skaityti knygą, nes, kaip sakiau, gal ir nesakiau, skaitau knygą kiekvieną dieną. Atlikėm valgyti. Aleksas parkuoja, fainas labai restoranas ir pigus visai. Alekso maistas jau atkeliavo. Žaidžia šachmatais, bet mano žaidėjas vaistina mano laiką. Pavalgėm jau, Aleksas vėl editina video. Būsim biškai čia ir varysim į viešbutį. Ha, laimėjau. Aleksas paliko kambarį šviesą ir dabar pilnas kambarys uodų. Aišku, dabar nei vieno nepagausiu. Bet pilnas kambarys uodų. Bus smagi naktelį. Čia yra nacionalinė krizė. Palikau šviesą uždegtą ir langas buvo atidarytas. Suvedat galus. Uodų karalystė.
O aš karalius. Būsiu atsikėlęs. Ne, nieko. Su savim kalbu. Dėdė davė purškalo. Sorry, hebra. Ne šiąnakt. Turit paskutinį šansą. Kaip musės krenta. Banger Scout. Eik tu sau. Eina sau. Aš matau, nes jo tuos... Fucking... Labas rytas. Taip visata mus sveikina su Valentino diena. Ėjau į tualetą ryte ir pamačiau prieš pat mano akis. Vos nepridariau į kelnes. Langai buvo uždaryti, aš nesuprantu, iš kur jis atėjo. Atidaryti. Man atrodo, geriausia išeitis yra neiškraustyti tvorą, o išsikraustyti patiem. Atvarėm pusrytainių. Labai toli reikėjo eiti. Nuo ten iki čia. Toks vaizdas ryte. Omletas tai kaip omletas, bet kodėl batonas žalias? Ha? Kad būtų įdomiau. Pakuojamės daiktas. Varysim kavos. Varysim į turgų pirmą. Nusimato graži diena, šiek tiek apsinepęs, tai gal nebus taip karšta šiandien. Pasirodo ne tik turistinis dalykas, tie viskai su gyvatėm, skorpionais ar dar kokiais vabzdžiais. O šiaip už vietą sumokėjom $7 tik tai. Tai labai pigiai, su pusryčiais, maloni šeima, kuri mus priėmė. Dabar lekiam pamatyti paskutinius objektus čia, Krampongčiame. Ir lėksim atgal į Phnom Penhą švęsti Valentino. Phnom Penh turgus niekas palyginus su šituo Krampongčiame. Nei vieno turisto. Visi žiūri. Kvapai ne itin malonus, nes visur jūrų gėrybės. Ir dar kokie velniai. Panašu, kad ne tik mūsų svečių namuose buvo žalias batonas, o visur.
Durian. Yeah. Durianas. Smardus vaisius. Žiogai. Žiogai. Siomrap. Siomrap. Kuprinė sargiai. Apelsinų sultys ir apelsinai. Paskutinės minutės Krampong Chame. Tada varysim ant bambuko tilto. Mano Valentinas. Tai visas kelias iš Panompeno realiai paupė buvo. Makong upės paupė. Dabar pasistiprinom. O ten kitapus upės yra tas bokštas, į kurį lipom. Tai pasirodo, prancūzai jį pastatė tiesiog, kad saugotų vietinius laukus nuo banditų. Jokios gilios istorijos jis neturi. Buvo atstatytas ne per seniausiai, o tie laiptai nėra net labai saugus. Bet vienas kitas turistas lipa. O pačiam Krampong Cham mieste tai daug architektūros yra prancūzų, kinų ir khmerų pačių. Per daug laiko neturėjom tyrinėti, bet pastebėjom vieną kitą pastatą. Lekiam. Lekiam su bevardžiu. Bevardžiu. Žinai, kodėl jis bevardis? No. Nes nosį krapštą. Salytė vis dėlto neblogai ketina. Tik ryte atrodė, kad bus oras gal nekoks. Aleksas nuvarė Motorola rytą pastatyti, nežinau, kokius viską nukristi. Ir čia tiltas. Tiltas pagamintas iš bambukų, dėl to vadinasi bambukų tiltas. Daug pasakyti negaliu papasakoti, nes nežinau. Žmonių gyvenimas. Man atrodo, vaikų tuoj prisirengs paskui mane. Tikrai nėra jokios pasivaikščiojimas. Atrodo, tuoj pralysiu pro tuos tarpus. Ar salas ir įkrisi. Bet kažą. Sakoma, kad bambukas vis dar ankstyvoje stadijoje savo išnaudojimo konstrukcijoje pastatų ir pasakyta. Stojom į mūsų pamėgtą vietą. Ir mūsų pamėgtą vietą tai vieną kartą čia buvau. O čia yra Thai tea. Tailandiška arbata. O aš kaip visada avokado. Susnai. Dabar visiems turi daug žaibo. Hello, hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. What's your name? Hello. 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 Hello, sir. Nice to meet you. Visus darželis susirinko. Blah 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 blah. Blah 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 blah.
Hello. Thank you, Akun. Įsileido į darželį mane. Okay, we go there. 3, 2, 1. Oh, pagao. You win. Thank you. Okay, let's run there. Let's run there. 3, 2, 1. Go, 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 go. What's your name? It's in there, over there. What's your name? What's your name? Alex. We are kids. And now we run. Bye. Bye. Babam darželį. Akun. See you later. Alligator. Dominika mokosi skristi dronu. Ko tu čia pypė? Nu, aš dar filmuoju. Atlėkėm į viešbutį, esame ieškoję mano kuprinės ir eisim ilsėtis. Kuprinė sveika gyva, dar žiūrėsim ar viskas viduje, bet sveika gyva. Yra. Štai jau trečias kambarys šitam viešbutį.
didžiausias iš visų trijų sofutė, spinta, ar spinta reikia sakyti, ne? Ir vonia. Vauzys. Einam į dušus ir einam ruoštis gražiam vakarui, nes visos meilės ir visi Valentinai šiandien švenčia. Tai mes jau esam pakeliu į Siem Reap, miestą, kuriame gyvuoja Angkor Wat, žinomiausia Kambodžos šventykla. O vakar jau buvom pavargę, tai sakau jums ate čia. Nepamirškit paspausto like mygtuko. Man kaip naujam kūrėjui labai tai padės. Jeigu pasubscribinsit, irgi man labai padės su YouTube'ės algoritmu. O dabar sakau ate ir susitiksim jau labai greitai.